6 Luka Domančičius, 77 Jurijus Kendišas, 32 numeris Vasilija Radenovičius bei 45 Džoris Mutaši. Išbėgo. Svečiai iš Kauno. Spaudžia Vilniaus Žalgirio futbolininkus. Dabar Ebenezeras Soforis suranda Antalį. Antalis jo bandymas suklaidinti gynėją baigėsi prarastų kamuolių. Bet čia Kauno Žalgiris kyla aukštai, spaudžia savo varžovus. Nu, čia Radenovičius neišlaiko kamuolio arčiau savęs. Leidžia smūgiuoti Burdzilauskui, o smūgio metu dar ir fiksuojama pražanga be geltono. Radenovičius dar čia pasiteirauja. Paulauskui už kągi jam buvo parodyta geltona kortelė. Bet lieka gulėti vienas iš Kauno Žalgirio gynėjų. Čia Domančičius atlieka smūgį. Bet pasižiūrėsime, kągi čia sumastė Kauno Žalgirio futbolininkas. Jo smūgis ir Karlosas Olsasas kamuolio nepasiekė. Ir Ernestas Burdzilauskas baudos smūgiu išveda svečius į priekį. Maždaug ties ta vieta, kur turėtų smūgiuoti Livijų Antalis ir vėliau pasitraukti. Prie jo prieina ir Matulevičius. Smūgiuoja Tavarisas. Pakankamai pavojingas smūgis, bet pritrūko kiek tikslumo Portugalui. O čia nedaug trūko Valdui Paulauskui, bet klaida, atsako Vilniaus Žalgiris. Jansonas į kraštą Valdui Paulauskui, šis prieš Domančičių. Perdavimas baudos aikštelė, smūgis Černycho tiesiai Karlosą Olsasą. Bet vėl atsimuša Jurijaus Kendišo siena. Antalis čia laimi šitą dvikovą, jo smūgis ir tiesiai į Tomą Švetkauską. Veteranas iš Rumunijos pakovojo iki galo. Atrodė Kerkisas jau 1-0 priekyje svečiai iš Kauno. Jie pirmauja po puikaus Ernesto Burdzilausko baudos smūgio. Ir per pertrauką Eivinas Černiauskas, Kauno Žalgirio komandos vyriausiasis treneris, atliko keitimą. Atima čia iš Tavariso kamuolį. Štai ir Kauno Žalgirio taktika. Jansonas. Jo smūgis dešinė koja, bet Olsasas vietoje. Ir čia Kendišas pirmasis prie kamuolio, galva numeta savo. Olsasas ieško, kaip galėtų pradėti ataką, bet atiduoda kamuolį Kauno Žalgirio futbolininkams. Ir Gedas. Puikus jo perdavimas. 1-0 apskritai. Turbūt Kauno Žalgirio lygiosios čia sostinėje taip pat nebūtų labai didelė tragedija. Dar viena Vilniaus Žalgirio gynėjų klaida ir muša įvartį Georgievičius, bet kyla asistento vėliavėlė. Žinoma, bus čia VAR patikra. Lieka priekyje 1-0. Verbickas čia dabar suranda Mutaši. Šis veržiasi į baudos aikštelį, jo perdavimas. Ir blokuoja Salčinovičiaus smūgį Tautvydas Burdzilauskas. Bus patvirtintas tas faktas, kad Vilniaus Žalgiriui apginti čempionų titulo nepavyks. Tiesa, ten dar aišku Kauno rajono Hegelman komanda. Čia Matulevičiaus perdavimas vos nesibaigė. Auksinė Livijų. Perdavimas jam. Šis ilgų perdavimo ieško Radenovičiaus. Vilniaus Žalgiris apeliuoja. O tai reiškia, kad netrukus reikia rodyti raudoną ir įsvėjimas iš aikštės. Matėme, Giedrius Matulevičius atėjo, čia pakėlė žaidėją. Įdomus sprendimas, ar bus dar VAR peržiūra.
Tiksliau dar UEFA čempionų lygos atrankos etape, o čia 2-1. Benšaibas, tušti vartai, Benšaibas į tuščius vartus ir deda tašką šiose rungtynėse. 2 smūgiai Vilniaus Žalgiriui, vienas po kito. Radenovičius. Visiškai pasimetęs Vilniaus Žalgiris, dar viena Kauno Žalgirio ataka, Orega. Jo perdavimas Benšaibui. Šis vos nepelna trečią. Nemalonus ir skaudus pralaimėjimai UEFA turnyro atrankose. Čia Kasimas Hadži puikiai su Šaltinovičium. Dar vienas perdavimas Lukaševičius tiesiai į Švetkauską. Smūgiuoja Jurijus Kendišas. Smūgis neblogas. Perdavimas Šagadzijai. Teisėjo vėliavėlė nekyla, Olsasas. Olsasas čia. Hadži nesiskiria su kamuoliu, Tavaresas klaidina Burdzilauską. Jo smūgis dešinė koja ir Tavaresas dešinė koja. Švelnina rezultatą, bet panašu, kad laiko gali nebelikti. Šio įvarčio Vilniaus Žalgiriui reikėjo kiek anksčiau. Lieka paskutinės sekundės. Ir galų gale Vilius Paulauskas. Švilpia rungtynių pabaiga, krenta Vilniaus Žalgirio futbolininkai ant aikštės, atidavė jie visas jėgas, bet šiandien